Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Jūs turbūt žinot, kad aš labai daug metų analizuoju pasaulio sandarą. Ir pirmiausiai noriu atsiprašyti tų žmonių, kurie jau padarėte savo pasirinkimą, tikrai nuoširdžiai, nenoriu jūsų kritikuoti. Bet nutylėti lygiai taip pat negaliu, dėl to, kad dar labai daug žmonių nepadarė to pasirinkimo arba jie tiesiog stovi tame taške, kai reikia daryti. Tai šiandien aš apie gyvenimą konteineriuose, apie tą metalinį karkasą arba dėžę, kurioje mes pritaikom jį ir padarom savo gyvenamą erdvę. Jūs turbūt žinot pasaulėdaros principą, ar ne, kuriuo ir aš remiuosi, ir visata yra taip suprogramuota, kad realybė formuojasi mintis, žodis, veiksmas. Aš turiu mintį, su kažkuo ją apkalbėjau ir padariau veiksmą ir tik po veiksmo man sumodeliuoja atitikmenyje situacijas, kad aš galėčiau toliau tuo keliu eiti. Tai ir yra, kai žmogus pats programuoja. Ir ką mes darom pasirinkdami gyvenimą konteineriuose? Jūs visi žinot, kad žmonės gyvena butuose arba namuose, konteineriuose gyvena prekės. Kai mes atsirandam konteineryje, mes pastatome save preke. Ir patinka mums tai ar nepatinka, mes esam šitoj realybėje, kuri veikia arba programavimas veikia per trejybę mintis, žodis, veiksmas. Jeigu aš prekė, aš esu tam paveiksle prekės, aš esu konteineryje. Ir jūs galite jį kaip norit, bet kaip išgražinti, tai savo esme, struktūrą, paskirtimi ir paveikslu visada atitiks prekių pervežimo vietą. Juose veža kartais gyvulius, kartais automobilius, kartais techniką, kartais smulkius kažkokius daiktus. Bet tai niekada nebūna žmonės. Viskas visatoje yra labai aiškiai apibrėžta. Turbūt jūs žinot, jeigu turi būti rytas, tai rytas ir yra. Ir jeigu po ryto seka vakaras, tai vakaras ne vietoje ryto, yra absoliuti tvarka, kurioje mes kaip žmonės gyvendami turim galimybę dėlioti ir savo tvarką, ir savo programą. Todėl tiems, kurie dar nepadarėte pasirinkimo, mano nuoširdus linkėjimas būtų: geriau likite gyventi bute, geriau nuomokite butą, geriau statykite pradžioje mažą namelį, po to didesnį, jeigu poreikis yra didelio namo, bet nesupainiokite žmogiškų dalykų su nežmogiškais. Tai yra svarbu bendrai jūsų kelyje, tai turės reikšmę, nors jūs tai gal suprasite daug vėliau. Ir bendrai tai yra visatos arba dieviškomis akimis žiūrint tame paveiksle, mes juk patys suprantam, kad pirmiausiai turime gyventi taip, kaip norime gyventi, kad gyventumėm taip, kaip norime. Tai jeigu mes eisime į prekės kategoriją, mes toj kategorijoje ir gyvensime. Tai dar kartą atsiprašau tų, kurie padarėt pasirinkimą, tiesiog linkiu apie tai galvoti, o tų, kurie dar nepadarėt pasirinkimo, daryti jį gerai pagalvojus. Jūs formuojat savo realybę. Ir jeigu dar to nesuvokėt, kaip ta mano pavyzdyje pateikta situacija veikia, pasidomėkit, rasit atsakymus. Neskubėkit. Ačiū.